Aktorė iš Švedijos. Vaida. Jie ateina abu. Aha. Ne, ateina tik. Čia jisai, čia jie. Iš arčiau klausys. Prašom, Vaida. Kaip jūs gyvendami rojai dabar nutarėt nelaimę galimybę? Prašau. Širdis kalatuojasi, pasilaikysiu telefoną. Kai Algirdas man paskambino ir... Jis kai paskambino, tai aš išeinu į kitą kambarį kalbėtis, nes galvoju, kažką pasakys labai rimto. Ir sako, ar tu žinai, sako, Neolife vertybės. Sakau, kad ir ką pasakysiu, turbūt jos visos bus. Ir jų yra labai daug. Sako, ne, yra 5. Ir galvoju, kokios tos 5? Jau tiek daug metų, esu čia beveik 15 ir galvoju, tos 5, kodėl išskiria tas 5, jeigu čia yra labai daug jų. Na ir mane taip pavardino tas visas vertybės Neolife įvardintas ir sako, tu kalbėsi apie tai, kad visiems vienodos galimybės čia yra būti sėkmingu. Ir ta pradžia dabar, kaip mane ir pristatė, aš taip pat norėjau pasakyti, kad yra nesvarbu, koks yra jūsų amžius, nesvarbu, kokia yra jūsų, kokia lytis ir specialybė, patirtis, tikėjimas, religija. Jums visiems čia yra galimybė sėkmingai dirbti su Neolife kompanija ir jinai visų laukia į tą tarptautinę Neolife šeimą. Taigi, kad man žinokit, būdavo dabar ypatingai, kai yra labai populiaru su tais tinkliniais marketingais, šitą frazę atrodo jau taip yra visur naudojama, ne, kad darbas iš namų, dirbti iš kur norim, čia nesvarbu kaip, ir galvoju, iš tikrųjų, kaip patikėti to, kad tai yra ne tik tekstas ar frazė, ir iš tikrųjų, kai aš papasakosiu savo istoriją, kada aš prisijaukinau šį verslą, kad supratau, kad ačiū Dievui, kad aš esu čia, nes jisai kaip tik man yra. Pagal mano specialybę, man šis verslas yra kaip tik man. Ir žinau, kaip baigiu mokyklą, kai visi tikisi ir tėvai, čia tave stebėdami su tais pažymiais, ką tu čia dabar pasimsi, kokią specialybę baigsi, kaip dirbsi ir susikursi savo gyvenimą. Aš pasirinkau stoti į architektūrą, nes mokėjau piešti, visai neblogai sekėsi matematika ir aš galvoju, imsiu tą savo gyvenimą į rankas, man užteks tik pabaigti specialybę, aukštasis mokslas, darbas ir mes čia gyvensim gerai ir aš tikrai galvoju, kad viskas priklauso nuo to plano, kaip mes pasirinksim jį gyventi. Ir pabaigus Kaune aukštąją mokslą, vis dėlto supratau, kad ta mano specialybė, kur jinai yra didžiuosiuose miestuose kaip Vilniuje ir Kaune, kiekvienais metais iškepa tų architektų mažiausiai po 30 ir galvoju, man reikia imti tokį miestą, kuriame bus mažesnė konkurencija, nes visgi žinokit, toje specialybėje moterų, kaip ir studijuojančių, yra gana daug ir daugiau negu vyrų, bet visgi darbo sferoje pasirinka šitą specialybę dirbti labiau vyrai negu moterys. Ir po to aš jau supratau, kad didelės ambicijos imti šios specialybės gali mane, kaip pasakyti, ne visai pastatyti į darbo rinką, būnant architektė. Na, žodžiu, mes su vyru nusprendėme važiuoti į Klaipėdą gyventi, naujakuriai. Ir pataikom į tą aukso amžių, kada buvo 2008 metai ir, žodžiu, žmonės pirko, statėsi ir aš kaip su to diplomu, tik tais teorinė, tokia esu kaip specialistė, tik teorinė, bet praktikos nulis, aš pataikau pas labai fainą žmogų, kuris mane tiesiog įdarbina ir sako, žinau, dabar kai dirbsim ir galiu užsidirbti labai daug, nes dabar žmonės statosi ne po vieną tą namą, kvartalai kepa, žodžiu, sako, Vaida, žodžiu, dirbsim dieną naktį. O, galvoju, gerai, pabaigė mokslus, dirbom. Ir žinokit, labai greit pradėjo į tos geros pajamos. Mano vyras buvo statybininkas, aš architektė, tai mes abu taip labai greitai pamatėm, kad mes čia dar galim geriau gyventi ir toksai užtikrintumas ateina, kad jau čia viskas, ko tau reikia, tai tu jau ir turi šiandien dienai, esi jaunas žmogus, žodžiu, darbas yra, atlyginimas yra geras. Ir kai pas mus į šeimą atėjo vaikas, atėjo sūnus, aš pamačiau, kad
įsigijom be abejo namus, pasiėmėm didžiulę paskolą, nes mes jau galim tai sau leisti, pasiskaičiuoju, kad tu čia gyvensi iki pensijos tikrai nemažiau su tais pinigais tokiais. Ir kai gimė vaikas, aš supratau, kad susidūrėm su pirmąja problema, ko tu negali gyvenime kontroliuoti, tai vat atsiradusios vaikų ligos. Ir aš jau su tuo pačiu tempu į darbą, bet tokiu atveju nebegrįžtu. O mano paskaičiavimas tai, kad tu turėtum gyventi, toks vaizdas, kad jau jisai kaip ir senka, nes pas tavęs randa tokie trikdžiai gyvenime. Nu, kad jau viskas atrodo, jau tu čia dabar nebekontroliuoji kažkurios situacijos ir toksai nerimas. Negana to, žinot, ateina, jau matom, kad ateina finansinė krizė, 8 metai. Ir jau mes su vyru sakom, žinai ką, jau matom, kad dar prasčiau. Ir ne tai, kad tas sergantis pastoviai vaikas, bet gali būti, kad mūsų pajamos mažės ir mažės. Žodžiu, tokia įtampa ir stresas. Ir sako, žinai ką, pasiplanuojam antrą vaiką, todėl kad mes ar taip jau planavom, bet išgyvensim krizinį laikotarpį su tais mūsų tokiais, nu kaip pasakai, buvo prieš tai geras atlyginimas, tai vadinasi, kad tu kaip ir, na, bent jau 1 metus ar 2 gali bent jau tą bazinį pinigų tokį turėti, tą srautą namuose. Na ir čia ateina dar vienas tavo planas, kuris yra visiškai sugriaunamas, gimus dukrai, vyras suserga žaibiniu meningokoku ir miršta. Ir aš sėdžiu namuose su naujagimiu, su sergančiu vaiku, su didžiulę paskolą ir finansinę krizę šalies. Ir galvoju, čia kas? Apskritai, ar tu suvoki, kad nesupranti iš vis, kas gyvenime vyksta ir kad tu negali apskritai ne tai, kad planuoti. Čia toksai vaizdas kaip ką man tuo nori gyvenimas pasakyti ir toks tu nesugriuvi, atrodo, nes yra vaikai, jie mane stebi, negali ten vertis, kaupti, bėgti kažką, nes jie žiūri ir galvoja, o kas dabar? Ir aš nežinau, kas dabar. Ir sakau, vienintelis variantas, prašau Dievo, kad man jie tiesiog nesirgtų, aš susitvarkysiu, man svarbu nesirgtų vaikai ir praeisim mes viską ir susitvarkysim, nežinau kaip, bet bus taip. Žinokit, Dievas išgirsta ir jisai man atsiunčia produktus, padovanoja, nes aš skeptikas, man čia, žinokit, nebuvo rimta. Nes visgi atrodo, kad reikia žmogui normaliai baigti mokslus, kad jis normaliai gyventų, o čia kai yra toksai vaizdas, kad tu gali dirbti bet kas, tai man tikrai ne, nes kaip gali man bet kas pasiūlyti, kai yra tokia rimta problema ir, nu, žodžiu, tas, kas, man atrodo, kad iš tą verslą gali vystyti tas, kas apskritai netiko niekur studijuoti. Nes čia reikia tik valgyti mokėti, daugiau nieko. Ir mano sesė mane žinojo, kad aš esu ten, žodžiu, visai neklausysiu jos, jinai man atsiunčia specialistę su tais produktais, vaistininkė Eglė. Galvoju, šitą tai pramuš vis tiek. Ir jinai man sako, čia sako ne tau, žinai, čia sako, tu čia nesmėlok, ne tau, sako, bet kadangi aš esu krikšto mama tavo vaikui, tai prašau duoti Aironui, nes yra vasara, reikės eiti į darželį ir tu turi jam duoti produktų, aš juos dovanoju. Tai aš per daug nesigilinau, nežinau, po laidotuvių esi toksai, jau tau nesvarbu. Nesvarbu, žinai, kad tu tik kaip pasakyti, žinai, kad laikai save bent ant tos linijos, o kada tai praeis, vis tiek kažkaip praeis, bet kažkas aplinkui sukas ir tu esi toks kaip po vandeniu. Ir duoda aš tam vaikui tuos papildus, pradeda gertis, man pradeda lakstyti, kažkaip ir erzina, nes mes iš to kaip vamžos, kai sergantis vaikas pripranti prie to, kad jis amžinai ramus. Tai čia man jau aplinkojas manas. Sesė yra maža, žiūriu ją, galvoju ir tau reikės, ir net turbūt tų papildų. Kadangi aš ją maitinau, tai, nu kaip, tik per mane reikia ir man tada jų gerti. Žodžiu, aš tokia buvau intravertas, nemėgstantis žmonių ir aš kaip tik pateisinau tą savo tokią, žinot, našlystę, kad uždarytos durys ir aš atidarysiu, kam noriu ir jeigu ir neatidarysiu, belsis visi supras, kad man yra tokia situacija sunki ir tiesiog nelys man niekis. Ir kai pradėjom gerti tos produktus, žiūriu, kad aš išeinu į lauką, aš kalbuosiu su žmonėm, galvoju, kas to čia darosi. Ir tie vaikai tokie laimingi žodžiai, mes kaip tik dar taip keistai, kad paskui pradėjom iš vis linksmintis ir anekdotus pasakoti. Ir jinai sako, kaip jinai čia gedi, nesuprantu, sako, jau jinai čia daro vos net cirkus. Ir žodžiu, man toks atėjo, žinot kas, kai atėjo produktai ir aš kaip suprantu veikimą jų, kaip kad aš galiu jau valdyti situaciją. Jau aš nepriklausau nuo
krizės, nuo kažkokio tai dalyko, aš jaučiu saugumą, nes aš suprantu, kad galiu ir tas ligas kažkaip taip pareguliuoti, jeigu ten trupučiuką sustarga, gali staigiai atstatyti, prasme, atsiranda kontrolė tavo rankos ir tu esi toks tai ramus, saugus ir galvoju, ką su tuo daryti. Baigėsi produktai, aš jau važiuoju pas tą mano pardavėją su tais vaikais ir sakau, žinok, man reikia tų pačių produktų, man, tiesiog aš noriu juos turėti namuose, nes aš gerai jaučiuosi. Ir Eglutė sako, jeigu tu grįžai, vadinasi, tu supranti, kad to reikės visą laiką. Sakau, aš manau, kad tikrai taip. Jis sako, žinok, aš tau papasakosiu verslo galimybę. Ir ta žodis verslas, tai, irgi, kai sakau, jau paskui ėjo, bet kas man tie žodžiai, bet, sako, supranti, sako, man atrodo, kad tu norėtum ir kitam padėti. Ir aš tada sakau, tai aišku. Taigi, tuo labiau, kad aš žinau, kaip gali būti, tai man ta pagalba atrodė, kad aš galiu čia kiekvienam reikti, kad gali būti visai. Ir būkit net nepasiruošę, nes nežinom, ką galim gauti. Bet noriu pasakyti, kad Neolife, dabar jau kiek metų esu čia, kad Neolife prie bet kurios specialybės jums pridės labai labai didelį pliusą. Nes mes kaip specialistai, kaip specialybę turintys žmonės, kiekvienais metais su praktika galim būti tik geresni specialistai, bet nebūtinai žmonės. Ir čia supratau, kad mes su vaikais, nes jie matydavo, kaip aš ruošiuosi paskaitom, kai mes kalbam kartu važinėje, jie matė, kad man ne tik atrūpi savo šeimą susitvarkyti, bet mes kaip šeima einam ir dar kitiem padėti. Tai mano vaikai auga, mane matydami, ne tame branduolyje, kaip kad į save tik žiūrėti, bet kiek galima plačiai kiekvieną išjudinti, kad kitam padėdamas tu gali tą grandinę plėsti tiek, kiek tu tą aplinką susikursi. Ne atsidursi, bet susikursi. Ir žinot, tada našlavom, su Eglute bendravom, renginius darėm. Ir vienoje miesto šventėje susitikau savo vaikystės draugą, Mindaugą, kuris galvoja, ką tu čia toj Lietuvoje, varom į Švediją. O aš kai jau pripratus visiems sakyti, taip gerai. Susirinkam tuos vaikus ir važiuojam į tą Švediją ir aš žiūriu, žinot, aš pripratau prie tų žmonių ir to bendravimo pastovaus. Ir jisai, o jisai gyveno tu miške. Ir galvoju, viešpatie, ir man Airma sako, mama, ką mes čia veikiam? Sakau, nežinau, bet nėra žmonių. Ir tu supranti, kad pasinaudoja tą galimybę, kad produktai yra, bet jau kam kalbėti nėra. Nes tuo metu tik prasidėjo Facebookai, ten dar tik buvo pati pradžia, žinot, ir tu neturi kaip skleisti to verslo. Ir aš kiekvienais metais matau, kad tame mano versle po vieną žmogeliuką atsijungia. Krenta mano organizacija. Ir aš lieku viena, žiūrėk, kad tas mano ID numeris stovi, aš kiekvienais metais atsinaujinu, tai buvo 10 metų. Ir galvoju, ar čia man dar reikia. Aš suprantu, kad tai yra veikiantis, bet jau nebeturiu kam šnekėti. Nes jūs visi čia susirenkat labai smagu, manęs nėra. Ir žinot kaip, ir vėl ateina baisus dalykas į pasaulį, kuris man atrodo kaip didžiausia galimybė, tai yra ta pandemija vadinama, kai jūs visus uždarė, aš prisijungiau prie jūsų vienodai. Nes aš tada buvau uždaryti ir tada, kai jūs uždarė, aš pamačiau, kad mes galim vėl bendrauti. Vyresnio amžiaus žmonės išmoko naudotis Zoom'u. Pradėjom atsinaujinti ryšius, santykius, pradėjau vėl kalbėti apie Neolife, nes aš pamačiau, kad jūs visi suėjo ten, kur aš galiu jūs gauti. Ir man reikėjo tik prisiminti, man nereikėjo iš naujo nieko mokintis, man reikėjo tik prisiminti. Ir mes Švedijoje su vyru turim savo įmonę, turim savo verslą, bet aš žinau tokį dalyką, kad jeigu žmogui neduosi augti, tai čia yra ne verslas, čia yra išgyvenimas. Verslas yra tada, kada tu matai, kada tu kitam suteiki galimybę jam užaugti. Ne užsidirbti tai, bet užaugti kaip žmogui, kuris galėtų kitam tą perduoti. Ir aš labai laukiu Neolife, kada galėsiu, ir aš, kai atidarė čia tuos paskutinius susitikimus, galvoju, aš kiekvienais metais važiuosiu būtinai į šitą konferenciją, į stovyklą. Kiek galėsiu, leisiu savo, važiuosiu, nes aš grįžtu tenais kitokia. Aš grįžtu su šypsena, aš grįžtu tai, kad manęs ten niekas negali nubuksuoti, įrodyti, kad kažkas negerai. Aš esu tokia rami, patenkinta, žinote, kad aš vėl prisijungiau kaip prie jūsų to 5G ryšio, kuris gerai veikia. Ir mano dabar ta šeima yra tokia patenkinta ir mano Airnas, 18 metų bus gruodžio mėnesį, sako,
Man turbūt patinka tie jūsų Neolife žmonės, nes sako, man patinka vis labiau, kaip tu kalbi, nes aš ieškau žmogaus vertybės ne specialybės prasme, bet žmogiškumo prasme. Ir aš jam sakau, Arnai, rinksies specialybę. Ir visada gyvenime turėk Neolife verslą todėl, kad jis tave dar labiau pastiprins kaip žmogų eiti ten, kur tu tiesiog nori, tai yra kryptis labai stipri. Tai aš linkiu visiems, kad tikrai nepamestumėt šitos galimybės, nes jinai šalia to, ką daro, dar labiau padarysiu stipresniais žmonėmis. O jeigu pasimsim tik tai šitą galimybę, tai rodysim kitiem, kad jie gali būti dar geresniais žmonėmis. Tai ačiū, Algė.